Čia mūsų naujas klasiokas Larsas. Sveikas, Larsai. Amanda, gal norėtum būti Larso globėja? Čia tas naujokas su... Taip, tas su Dauno sindromu. Oho. Bent pasisveikink? Ne. Kodėl ne? Gėda. Mes visi globosim mielus pirmokėlius, o tu proto atsilikėlį. Nevadink jo taip. Tai būtų visai įdomus išbandymas. Išbandymas, būtent. Jeigu su juo bendrausiu, visi laikys mane nevykėlę. Iki. Gal norėtum užeiti? Stovėtų stopus. Tu įsimylėjus Adamą? Ne. Tu ištisai įžvalgaisi. Klausimi tu stopus. Parduodu sudegusi trolio kakį. Sėskis. Kaip padaryt, kad bendraujant su Adamu, Larsas nelystų į akis ir nedarytų man gėdos? Nieko nebijok. Mes laikom vienas kitą. Amanda, užsiburk. Akrobatus Pilatus. Jos mane filmavo ir sugalvojo kažkur įkelti tą įrašą. Čia humoras, Larsas turi Dauno sindromą, jam vienodai. O gal tu pati turi kokių juokingų Larso nuotraukų? Juk esi jo globėja. Skambink Larsui. Baig spyriotis. Antraip, ko tu čia atėjai? Nenoriu tavęs akyse matyti. Reikia sugalvoti, kaip atsiprašyti Larso. Padėsi man? Adamai, tau nejuokinga, kad Larsas turi Dauno sindromą? Larsas yra lol.